Labas rytas, šiandien nebelyja. Ir mes vėl ateinam pas Toyota. Vakar užsirezervavom, tai imsim kažkokį tokį spogą. Ar kažką didesnio šį kartą duos. Ir jo, bandysim pasivažinėti. Sėdim naujausiam Prius'e. Nu, nežinau, jis jau nėra toks naujas, bet naujausias. Tai 20 000 rida, vairuoja pats. Aišku, aš jį monitorinu, kad jis šūdo nepadarytų. Ir jo, važiuojam dabar pasižiūrėti kitų vietų. Visi viršė greičius. Čia yra greitis šiam. Aš važiuoju šiam 8. Mane lenkia fūros. Labai keista, kodėl čia vis tiek viršė, čia gal kaip Lietuvoje galioja tos taisyklės, bet iki 10 nebaudžiama, ar čia gal iki daugiau, nes, sakau, keista. Bet gerai, aš varau greičiau. Atvykom į Nagoją. Dauguma, nežinau, ar daug kas žino, ar nežino, bet Nagoja irgi turi Liberty Walk. Tai jau pro šalį važiavom. Ten yra jau stendas. O čia yra jau mašinėlės. Tai va, reikės nueit pasiklaust, ar galim užeit pafilmuoti. Ten kažkokie tai bildai, kurie dar nebaigti. Aišku, ir baigtuva yra. RX7, pavyzdžiui, šitas nuostabus. Lambo, dar vienas FD. S15 standartinis. Žodžiu, RX7 jie mėgsta, čia neik. Ta prasme. O, ir GTT stovi Skyline'as. Šitas Ultrace'e buvo RX7. Ar anas, nežinau, kažkuris iš tų. R35. Wow. Labai gražu. Labai gražu tas lambas, tai crazy. Ant žemės guli. Pafilmavom tas mašinėlės ir einam ten į kitą kelio pusę, nes ten pilna mašinėlių. O kad čia toks pastatas, tai net nepamačiau. Ir šalia pastato irgi stovi. Įspūdingos mašinėlės, tiesiog įspūdingos. Ferraris, visos lemins. Nu va, gavom leidimą užeiti į vidų, pasižiūrėti nuostabių mašinėlių. Crazy. Crazy. Wow. Prasme, tokį buvo 2 mašinėlės, tuo tarpu čia. Wow. Max. Ten Celika. Labai faina Celika. Einam arčiau prie Celikos. Baisu pročiai, Murcielago. Čia Aventador matyt. Gal čia ir ne Celika? Ne, čia ne Celika. Nežinau, Nissanas kažkoks. Wow, Testarossa. Kokia gera. Eina sau. De Tomaso Pantera čia pasirodo stovi. Okei. Testarossa, tai aš nežinau, yra antra pagal gerumą matyt Ferrari ever made. Man bent jau asmeniškai. Po F40, kurios dėja čia nesimato. Bet tas R34, eitų savo. Crazy. Crazy.
automatas buvęs. Va čia tai netikėta. Čia GTT matyt. Variklis Neo, tai jo, ir B25 Neo, tai čia GTT. Wow. Šis tekstas labai iškalbingas. Toliau dabar. Ypatinga čia vietelė, ta prasme. Aš nežinau, tikrai garažiukų nereikia tam daryti. Ta prasme, ten visiškai neapsimokėjo varyti, kai galima čia atvaryti, nes čia yra crazy. Čia tiesiog yra crazy. Bet man atrodo, čia yra, ten dar vienas yra jų pastatėlis, ne? Taip. Gali būt. Eik tu savo čia, žodžiu, wow. Pasižiūrėti. Gerai, pradėkim vėl po vieną. Tai nuos 15 šito labai plataus. Civicas. Lipdukų tik trūksta taip per ten. Bet šiaip viskas yra Recaro. Recaro lopšys vairuotojo yra netoks. Originali kėdė tik keleiviui palikta. Bet tikras taiperis. Iki 10 000 apsukų. Su lankais, matyt Fusko. Tai čia yra seniausias Civicas Type-Ras. Čia yra naujausias Civicas Type-Ras. Bet einam po vieną. Tai čia Nissan Fairy Lady Z, Japonijoje vadinamas. Amerikoje Nissan Z. Kėdutės uždėtos. Mechanas. Ne per daug agresyvus white bodies, bet čia matyt daryta, kad kaip būtų kaip senasis 240Z, nes tas automobilis tikrai panašus ir Nissanas pasistengė, tikrai labai gražiai padarė. Labai plačios padangos ir ratai, tai čia yra 275 KM 18. Gulit paguldytas ant žemės. Veidrodėliai kaip pridera ant sparnų. Man atrodo įspūdingai tikrai. Tada čia Toyota greičiausiai, o čia Toyota GR86. Roldaro, mechanas, irgi guli ant žemės. Labai agresyvus, labai. Crazy.
senesnis BRZ. Nu, tiksliau GT86. Įkūrė ant žemės. Abu cirkai Vipera yra standartiniai. Šitas, čia yra Nissan Skyline Amerikoje. Oi, Amerikoje, sakau, Japonijai. O Amerikoje čia yra Infiniti, nežinau koks ten G3PM ar G37 ar Q3PM ar Q37, nepamenu. Žodžiu, einam toliau, Lambo. Kitų kampų. Man atrodo parduodamas. McLaren. $720, tai čia tas matyt vienas geresnių. Šitai neatrodo baisiai didelė mašina. Atrodo Max. Dažymų kokybė tai iš tikrųjų nelabai kokia. Čia kapotas matyti iš stiklo, ne už tai taip ir atrodo. Turim Ferrari, nežinau, 599 koks šis, nežinau. Stabdžiai carbon ceramic. Atrodo tai man. Irgi parduodamas. Gal čia parduoda body kitą. Čia 458. Okei. Tada turim dar vieną Lambo. Labai gerai atmanu. No step. Žinoma. Kas čia Daihatsu Copen? Ja. Labai gerai, atrodo, man patinka šitą mašinėlę. Panašu, kad jinai gali būti priekiu varoma. Abarthas su whiteboardu. Netikėta pamatyti tokį automobilį čia.
Bet atrodo labai gerai. Max. Tikrai labai bairis. Galėtų čia būti paslėpta, bet šiaip tai labai bairis. Dar GTR. Čia Skyline'as GTR'as. Eik tu koks geras. Noriu pažiūrėti, ar jis... Vau, gaila lempų neįdėjo. Jo, jisai priekiu varomas. Konnichiwa. O, čia visą kavinę turi. Žodžiu, labai patiko, apsišopinom. Robertos maiše, mano maiše, nu labai fainai. Čia tikrai labai cool merčas, labai geros kokybės išsiuvinėtas, nelipdukai, nu tikrai top deal. Aš visada nemėgstu pirkti jokių džempų ar maikių su lipdukais, nes nu tie lipdukai, jie susigadina, jie negražiai atrodo, bet išsiuvinėta, nu tai čia toks amžinas praktiškai dalykas. Žodžiu, žiauriai cool. Visi, kas čia užeina, praktiškai tuščiom neišeina, nes labai geras merčas. Va, ir bičias eina, nusipirko, nu žodžiu, cool. Ir labai karšta, aš jau sumaikė. Batukai. Vairiukai. Ir kėdutės. Ir kavinę jie turi. Labai gražu, tikrai. S13 gražus. Žiūrėk, čia va įdomesnių stovių, GTR-ai. Eik tu, na. Gerai, pravalas. Prasme, čia nesibaigia tas Liberty Walk, jis yra visur čia aplink. Tas čia dar bairis. GTR-as toks keistas. Ir tikras GTR-as. Šiaip tai labai baisus. Nieko nepasakysi, labai baisus. Na, bet GTR-as. Šitas GTR-as. Šitas, man atrodo, iš ten atvažiavo. Taip atrodo. Dar vienas. R34. Šitas ne GTR-as. American Muscle. Konnichiwa. Hako. Wow.
Čia yra crazy. Garažumo mašinėlis. Čia irgi.